Nycių kaimo gyventojai, turtuoliai Batuotas katinas ir jo žmona Ksena nuo visų per šią praeitą savaitę turėtų savo įvairių darbų buvo psichologiškai vidumi iki tiek jau pervargę, kad vos tik pabudę rytą lovoje ir atsikėlę patys savo vieni nusprendė. Gana vien tik tupėti užsidarius namuose, reikia vėl judėti į kelią. Taigi jiedu tuoj sėdo į savo prabangų į visureigį Mercedesą Geliką ir su juo iš savo kaimo nudūmė keliu palei gretimą Alpėnų kaimą, link Senojo piliakalnio ir Papyvėsio slėnio ribų. Tam, kad tenai jiedu galėtų pabūti tokioje vietovėje ir tikroje, grynoje laukinėje gamtoje. Ten savo pasidairyti, pasivaikščioti po vis dar nenupjautą čia aukštą žolę ir pabūti tik vieni du, su savo tikru artumu ir su savomis mintimis. Ksena, kaip buvo atvykusi čia iš namų su savo atviromis basutėmis aukštų kulniuku, taip jau net ir čia į kitus savo batus nepasikeitė. Visur po pievą, tarp žolių ir vaikščiojo ant kulniukų, nes tai jai visai tiko. Ir ji vilkėjo savo visai trumputę vasarišką suknelę, visų ilgiu atidengiančią jos ilgas, nuogas kojas. O Batuotas tik savo marškiniais trumpom rankovėm, vasariškais šortais ir juodais akiniais ant kaktos. Ir po tą slėnio aukštikalnės šlaitą bevaikštinėdami rado ne vien tyrą ramybę, aplinkui dabar yra tiek daug visokių žydinčių augalų, nuo jų esančios gausos net akys raibsta vis. Na, o bevaikštinėjant po šią vietovę tarp Batuoto ir Ksenos ir toliau vis dar vyko dialogas, vėl buvo pasikalbėta apie tai, kas šią šeimą dabar vis dar taip neramina viduje, kas verčia juos pasukti savo galvą. 2026 m. birželio 21 diena. Štai kaip galėjo atrodyti nyciečių turtuolių poros Batuoto katino ir Ksenos pokalbis tą saulėtą birželio rytą namuose ir vėliau jau pasiekus Papyvėsio slėnį. Pirma dalis – pavargęs rytas Nycių kaimo namuose. Saulės spinduliai skverbėsi pro miegamojo užuolaidas namų antrajame aukšte. Batuotas katinas sėdi ant lovos krašto, susiėmęs už galvos. Jo žmona Ksena katinienė vis dar ražosi šilko pataluose, bet jos veide kažkoks didžiulis nuovargis. Batuotas, giliai atsidūsta, viskas Ksena, brangioji. Nebegaliu. Ši savaitė Nyciuose mane tiesiog pribaigė. Tie nesibaigiantys verslo reikalai, skambučiai kaimo turizmo sodybų valdymas. Jaučiuosi kaip uždarytas narve. Ksena atsisėda lovoje, nubraukdama palaidus įsidraikiusius plaukus nuo veido, pritariu, mielasis. Mano vidus tiesiog irgi rėkia nuo to psichologinio spaudimo. Man toji savaitė Šunėnų Nycipio įmonės biure, Kupiškyje buvo irgi ypač alinanti, per daug visokių reikalų man teko aplakstyti ir sutvarkyti, buvo tikrai sunku. Dabar atrodo, kad tos 4 sienos tuoj kaip susispaus. Sugalvojau ką. Gana tupėti užsidarius. Mums reikia dingti iš čia. Ir dabar pat. Batuotas atsisuka į ją, jo akys sužiba, judam į kelią. Tik tu ir aš. Jokio telefono, jokių reikalų. Ksena šypteli pirmų tikrų dienos šypsnių, taip. Lipam į tavo Geliką ir važiuojam ten, kur niekas mūsų neras. Bet be jokios apsauginių palydos, noriu, kad būtume kartu išvykę tik tai mudu du, be jokios ten palydos. Noriu laukinės gamtos. Antra dalis – atvykus prie pat Papyvėsio slėnio. Prabangus rudos spalvos Mercedes Gelikas lieka stovėti ant seno, išvažinėto lauko keliuko, netoliese stūksančio kairėje pusėje Senojo piliakalnio ribų. Aplinkui ošia ramybė. Ksena drąsiai žengia išlipusi iš visureigio salono tiesiai į aukštą, nenupjautą slėnio žolę. Jos trumpa vasariška suknelė plevėsuoja vėjyje, o atviros basutės aukštų kulniukų sminga į minkštą žemę, tačiau ji tik grakščiai nusijuokia. Batuotas pasitaisęs juodus akinius ant kaktos ir vilkėdamas šortus bei marškinius trumpomis rankovėmis irgi pasiruošęs išlipti. Batuotas irgi išlipa lauk, užrakina Geliko dureles, apeina visureigio priekį ir nužvelgia savo žmoną nuo galvos iki kojų. Su lengva šypsena paklausė Ksena, tu rimtai? Su tais aukštakulniais per tokią aukštą žolę? Gal visureigyje buvo kokie kedai? Ksena atsigręžė grakščiai apsisukdama demonstruodama ilgas nuogas kojas, ne, ten nebuvo jokių kitų batų, aš juk taip apsiavusi iš pat namų visą kelią važiavau su tavimi.
Man viskas puikiai tinka, batuotai. Šie kulniukai, mano jėga, net ir šioje laukinėje pievoje. Aš juk ir iki šiol širdyje vis dar tebesijaučiu esanti gan jauna moteris, nors man jau ir 58 metai. Leisk man ir toliau vis dar džiaugti savo vidiniu moteriškumu, gerai? O, čia. Pažiūrėk aplinkui, koks grožis ten visoje plačioje pievoje, kairėje nuo mūsų. Nuo šitų žydinčių augalų gausos man tiesiog raibsta akys. Va, žiūrėk ten ir jonažolių stiebai žiedynais kaip gražiai geltonuoja, o anavatoje pusėje ir ramunės gausiai žydi. Gražumėlis. Einam savo kartu link slėnio nuo kalnės šlaito, noriu ir ten pasidairyti, vaikščiodama. Batuotas, giliai įkvepia tyro oro, taip kvapas neįtikėtinas. Čia tikra vasaros ramybė. Tas papyvesio slėnis buvo geriausia mintis. Bet žinai, net ir šis grožis neišvaiko tų minčių, kurios mane kankina visą savaitę. Pora jau ima žingsniuoti kiek žemyn šlaitų į pakalnės pusę. Batuoto gyvenimo draugė stengiasi eiti, statyti savo kojas kuo atsargiau, kad tik nenusilaužtų savo basučių kulniuko ir nenikstelėtų pėdos. Ksena visai sulėtina savo žingsnį, jos balsas tampa rimtesnis, ji prieina arčiau, žinau. Aš pati jaučiu tą pačią vidinę įtampą. Tas nuolatinis bėgimas nyčiuose. Kas tave dabar labiausiai neramina viduje, mielasis? Kas verčia taip stipriai sukti galvą? Ar čia viskas toliau tik dėl tos pačios tavo sodybos darbuotojos Skirmantės, kuri grįžo namo iš psichiatrinės ligoninės vis dar būdama nelabai normali? Reiškia, gal buvo paskubėta ją jau išleisti. Batuotas sustoja, žvelgdamas į horizontą, ar tu sakai, kad buvo paskubėta išleisti ją namo, Ksena? Ar tu tą norėjai pasakyti, brangioji? O ar tai, kad ta moteris beveik vos ne pusę metų laiko buvo praleidusi uždaryta tarp 4 ligoninės sienų tame durnyne, viską jau nubraukė, ar ką? Ne, aš ir toliau linkę savo manyti, kad toji moteris buvo visgi jau pačiu laiku išleista parvažiuoti į savo kolegų namus mano papyvesio kaimo turizmo sodyboje. Na tai kas, kad ji ir dabar vis dar nėra visiškai adekvati, svarbiausia, kad ji jau yra vėl pagaliau savojoje namų ir kolegų prižiūrėtojų aplinkoje. Tai visų geriausia man ir yra. Bet tos jos vis dar iki galo niekaip nenugalimos, neįmintos paslaptys su jos turėtų anksčiau stebuklinguoju skeptru, dėl kurio padarytos konkrečios įtakos ji ir buvo patekusi būtent į tą proto ligonių ligoninę. Štai kas man neduoda ramybės. Batuoto moteris grakščiai pritupia ant žemės, su kairė ranka paliečia čia pat rožinės spalvą žydinčius aukštus kažkokio augalo stiebus, bando įkvėpti jų kvapo. Nusišypso. Ksena paskui atsistoja ir prieina prie sutuoktinio visai artyn, paimdama jį už rankos, pajusdama tikrai jų artumą, aš irgi apie tai galvojau, kol važiavome pro Alpėnus. Mes jau daug bandėm išsiaiškinti, bet mums iki galo nepavyksta vis. O ši praėjusi savaitė parodė, kad mūsų vidinis pasaulis pradeda tuštėti. Štai kodėl šiandien mums reikėjo šio slėnio aplankymo. Mums reikia išmokti brėžti ribas. Batuotas nuleidžia akinius nuo kaktos ant akių, apsisaugodamas nuo ryškios birželio saulės ir suspaudžia jos delną, tu teisi pačiute. Šis pokalbis, ši nenupjauta žolė tai primena, kas yra tikra. Mums reikia kiek pakeisti savo gyvenimo tempą, Ksena. Kitaip tie verslo ir mįslių narpliojimo reikalai mus tiesiog sudegins iš vidaus. Ksena atsidūsta ir priglunda prie jo vyriško peties, žvelgdama į banguojančią slėnio žolę. Mes tai išspręsime kartu. Svarbiausia, kad dabar esame čia, tik dviese su savo mintimis. Leiskime šiai dienai mus išgydyti.